Šitą stotelę čia stovi nebereikalo, jos pagalba gaunamas itin tikslus navigacijos režimas, kuris užtikrina iki 2 cm tikslumą belio kokios savaigės technikos, kuri yra paruošta automatiniam vairavimui. Tai su šių technologijų dėka tiek traktoriai, tiek kombainai, tiek purkštuvai gali važiuoti itin tiksliai, nesinaudojant reiškiasi rankomis. Tai užtikrina būtent kaip tik šitą stotelę, kuri siunčia korekcijos signalus į kiekvieną lauke važiuojančią mašiną. O kokio atstumo jinai veikia? Jinai veikia iki 10 km atstumu ir geriausia jos tvirtinimo vieta tai yra kažkur tai prie aukšto bokšto ar tai vandens bokšto, ar tai būtų grūdų saugykla, kad jos vieta būtų fiksuota ir nekintama. Iš tikrųjų tai užtikrina, kad metai iš metų technika galėtų važiuoti lygiai tomis pačiomis vėžėmis, kas užtikrina daug skirtingų technologijų, kurios gali būti paremtos tos stotelės duodamo tikslumo pagrindu, kaip pavyzdžiui, sakykime, mechaninis piktžolių apdirbimas arba labai tiksli sėja ar sodinimas, ypatingai kas liečia kukurūzus ar cukrinius runkelius. Tačiau tai tikrai neapsiriboja vien sėjos technologijom. Pavyzdžiui, galima užtikrinti, kad technika ilgus metus važinėtų būtent tomis pačiomis technologinėmis vėžėmis ir būtų žymiai mažiau minamas laukas. Šiame lauke mes būtent demonstruojam juostinio kultivavimo privalumus naudojantis šitą stotelę. Tai ne vien pats aparatas, kuris juostinis kultivatorius važiuoja itin tiksliai 2 cm tikslumu, bet ir iš paskos važiuojanti sėjamoji gali lygiai pataikyti į tas pačias vėžes. Ir nebūtinai jinai turi sekti tą juostinį kultivatorių. Iš tikrųjų, tarpas tarp sėjos ir žemės dirbimo gali būti iki 2 savaičių arba netgi metai. Iš tikrųjų, tai metai iš metų tos technologinės vėžės ir tos vaugutės lieka nekintamos. Tai vieną kartą įsivedus, technologinės vėžės jos lieka tikrai ilgiem metų. O kokiu principu duomenys papuola iš vienos mašinos į kitą? Iš tikrųjų, keliami USB rakto, USB atmintinės pagalba. Faktiškai visos linijos gali būti suvedamos tiek ranka, tos pačios linijos, kuriuome važiuos ten tiek purkštuvas, tiek sėjamoji, sakykime, ar kitos mašinos. Lygiai taip pat galima jas perkelti atmintinės pagalba. Ta prasme, visus žemėlapius, visas trasas, visus atliktus darbus galima kelti tiek iš vieno traktoriaus monitoriaus į kitą, tiek iš monitoriaus galima perkelti į kompiuterį ir vėliau analizuoti duomenis arba daryti iš jų kažkokias išvadas, reiškiasi, agronominiam sprendimam daryti ir panašiai. Galima žiemą pasplanuoti savo visų metų darbus skirtingose laukose su skirtingomis mašinomis. O tai yra šiaip formatu keliami duomenys, ar yra kažkoks? Yra standartinis specialus formatas, iš tikrųjų jisai pakankamai standartizuotas, sakykime, tiek John Deere, tiek ir kitų gamintojų ir, sakykime, tą informaciją, kurią mes išsiemam iš kompiuterio, galime analizuoti ne tik John Deere sistemoje, bet ir kitose sistemose. Tai tiek, sakykime, tą informaciją galima nusiųsti žemės ūkio konsultantams, kurie pagal tai gali duoti rekomendacijas tiek tręšimo, tiek, sakykime, sėjos. Galbūt didžiausias konkrečiai šios naudojamos technologijos privalumas, kad jinai nėra pririšta prie mobiliųjų telefonų ar mobiliųjų stočių tinklo. Tai yra nuosavas korekcinis dažnis, kuris dirba nepriklausomai nuo mobiliųjų telefono operatorių. Kaip su tom technologiniam vėžėm? Ar jos liks kaip tokia technologinė priemonė, ar jų gali nebelikti? Ateinant tiem visiems GPC tiksliesiam? Su technologinėm vėžėm vis tiek, manau, kad bus dirbama vien dėl to, kad taupai sėklą ir taupai bereikalingą dirbimą, nes ta pradirbta ir prasėta juosta jinai lieka kaip ir bereikalingai išnaudojamas tiek, sakykime, trąšos, tiek sėklos, tiek pats dirbimo veiksmas. Tai technologinės vėžės, manau, liks, tik tai aišku, jų valdymas bus žymiai supaprastintas, nes kol kas susidurėm su problema, kad technologinių vėžių formavimas sėjimo mašinose yra atsietas nuo navigacijos linijų, sakykime. Tai nėra tarpusavėje susiję ir automatizuota, bet tikrai ateis taip, kad, reiškiasi, bus galima
galima tas technologinės linijas užsiprogramuoti, reiškia, prieš tai ir tikrai nebedaryti to reikalo rankiniu būdu. Tai čia yra iš tikrųjų ateitis, bet manau, kad pats technologinių vėžių principas jisai išliks iš tikrųjų ir manau, kad tik tai daugiau jos bus akcentuojamas ir fiksuojamas būtent ilgalaikė prasme.